malda tai yra kreipinys. Nu tai ką kreipiesi tu? Tu gali melsti ir savo poną, melsti, kad pasigailėtų, tau duotų ten tau dovanų arba rykščių mažiau duotų. Gali melstis, melsti savo poną. Čia malda, kreipinys. Na, čia tokiam tipiniam suvokime, tai kreipinys į Dievą malda, ne? Aš sakau, kad aš nežinau, kas yra Dievas, tai kaip aš savo pasakyti. Aš žinau, kad aš tik tai sakau, žinai, bet aš vis tiek sakau, melskitės. Tai aš kitaip sakau, jūs melskitės Dievui, o visos instancijos, kurios yra iki Dievo, jas jau išsispasims, kam reikia tam, žinai. Čia kaip į paštą dėžutę laišką meti, supranti, taigi ten nebėti Ameriką, supranti, laišką meti, dėžutę paštą, ten jau kam reikia, ten nuskirst, kur reikia, supranti. Tai čia, tai tu melskis Dievui, sakau, žinai, o jau visas instancijas, kurios pakeliui ten tvarka normali, ten jau jie pasims tą maldą, supranti, kam reikia. Tik tai matai, kas yra malda, žinai. Dabar pati, jeigu taip, žinai, kaip praktika, jeigu pažiūrėti pačią maldą, žinai, tai šitais smegenim tu niekur nenusimelsi, o šitais smegenims, kai meldiesi, ir asmenybė, kai meldiesi, tai čia ir yra tas atvejis, kaip liaudis sako, šuns balsas į dangų neina, žinai, supranti. Nes mes vadinam, sakom, žinai, turim sakyti, nu va siela, žinai. Melstis reikia sielą. Nes tas adresatas, į kurį tu kreipiesi, tai jis jau yra tokiam lygmenį, tokia tankia struktūra ir materija tų būtybių, į kurios turi išgirsti ir į kurias nukreipta ta malda turi būti. Jis yra be galo subtilios struktūros ir vibruodamas tik garsą, balsą va šitą, supranti, labai mažai, tu ten gali ką padaryti, supranti. Šitas signalas nedais, turi būti iš subtilesnio kūno, iš širdies, aš tai sako, supranti, iš širdies, supranti. A kai gaunasi, tai žmogus tada ir verčia širdies, kai žiauriai iki galo sukrėstas, o tada, supranti, jis jau kaip ir pasimžia iš širdies, iš gelmės savęs. A iš burblenimas iš proto viršutinio nieko jis nelabai duoda. Mažai efektyvus, iš vis beveik neefektyvus. Šiek tiek gali būti, žinai, bet čia jau begalinė specifika prasideda dažnai. Jeigu pas tai yra įdirbis, pavadinkim, žinai, kontaktas, atviras ryšys, žinai, jau yra, žinai, e-mails tas, pavadinkim, ryšys. Tai tau resursų reikės ten palaikyti, tam, tai maldai gyvai palaikyti, mažiau reikės. Na visokių situacijų yra čia begalinė, žinai, kaip tik būna, vat, pavyzdžiui, dabar tu gyveni gyvenimą, pavyzdžiui, tu nesimeldė iš vis niekada, supranti? Gyveni gyvenimą, ten duras, stumiai iš vis, ten plavinėjai ir nusiritai končinai. Bet tu turi savo vadinamus angelus sargus, kurie visą laiką žiūri. Aha, žiūri, širšaus aš šitaip. Nu va, šitas jau papuolė, jau prisidurniavo. Ir jau laukia, gal žiūrėk, jau dabar melsis jau pradės, supranti, žiūri. Jie kaip stebi, būna atviram kontakte. Bet, nu, toli gražu, ne visada tai būna, ne su visais žmonėm. Yra žmonių apleistų, tų vadinamų sargų. Apleistų, jie tarytum būna, žinai, komoj. Atsijungia būna. Nelabai komunikuoja. Tai va tada dasiskambinti. Jau yra žymiai sunkiau. A dėl ko tai būna? Dėl to, kad jie nebesitikė iš tavęs, kad tu ten kažkada kažkur. Tai. Tiek jau būni nusigrybajęs, nusirytęs, nusidegradavęs į savartynus, šiukšlynus, dvasinius, psichinius. Ir jiems jau pradeda atrodyti beviltiškas. Nes dažniausiai būna, matai kaip, jie formuoja tau tuos įvykius. Supranti? Aš turiu konkrečius pavyzdžius savo vaizduotėje, žinau iš savo to gyvenimo, įvairaus. Tau formuoja įvykius, kalėjimus, netektis, praradimus. A tu vis tiek neatsiverti. Supranti? Tada, spjauna viskas. Nedegraduosi, numirsi, pasitrinsi, gal perėsi per pragarus kokius. Jie kaip ir pasitraukia. Bet čia tokia labai liūdna tema šita. Žiauri liūdna. Beprotiškai liūdna. Tai ką čia dar apie tą maldelę? Ten tie žodžiai, žinai, kokius įdėsi, jie antraeiliai praktiškai yra. Ten tos maldos, nu kas, žinai, ne visi žmonės vienodai išradingi, ne vienodai iškalbūs, žinai. Ne vienodai išraiškus. Ir jiem tada šis tinka, yra tos gražios ir krikščioniškų šakės, kokių yra gražių maldelių. Visai, juk tu ten neįdėsi savo dušę, širdies,
iš savęs, iš gelmės, tai to nepavarys signalą, nu, tai jis niekur nenueis praktiškai. Tai vat, ir įmersti žodžiai. Įmersti žodžiai yra labai stiprus, galingi žodžiai. Šitie visokie aum, amen, dominus. Nu, tokie, seni tokie naudojami ritualuose žodžiai. Gražiuose ritualuose naudojami žodžiai įmelstis, jie galingi Jofana. Aš astralę esu girdėjęs, kaip pats o jos, žinai, šitari. Ir kaip skamba tam astraliniam eterį. Tai toks smelkimas eina. Toks smelkimas. Kai aš nežinau, su kuo čia palyginti, žinai, kaip šitą padytų kokį specialią kolbą, tokia stiklinė, žinai, kaip padaryti, žinai, toks garsas, smelgia. Tai tai žodį, dominus, smelgia, žinai, tokia aukšta vibracytė sklinda, žiauri. Tai va tokie žodžiai, jie jau efektyvūs, žinai, ir jau jie tikimybė, kad jie paskambins aukštin irgi didėja automatiškai. Jie jau tokie įmersti žodžiai vadinasi. Tai, bet irgi, žinai, jau ten tukšės neįdėsi, tai nieko nebus, žinai, nes ten, kas ten sėdi ir girdi tos žodžius, žinai, į tavo tos kreipinius, tai tu nieko niekada neapgausi, žinai. Ten tavo energetikas, tavo psichė ten skanuoja, va taip va, skaidriai praktiškai. Ne iki galo, aišku, bet gan skaidriai skanuoja ir mato tavo ten motivacijas, ar tu ten meldiesi, kad eilinį kartą, žinai, išsisukti nuo kokios ten bėdos, žinai, ar tu iš tikrųjų nori kažką pakeis gyvenimą. Tai va yra dažnai aš čia kas apie maldas įgaunas tokia tema, jeigu plėtuotai tų besimeldžiančių, tai yra daug pagudrintų. Kas? Kas skambina? Pagudrintų tokių piliečių yra, kurie norisi manipuliuoti Dievu. Galvo, aš kaip jau melsiuosi, kaip jau saldžiai liežuvausi, tai man ir daugiau dovanų duos. Tai velniam dažniau prisiskambina negu Dievui vadinam.